Kendo yra dviejų japoniškų žodžių kombinacija. Ken reiškia kardą ir do kelią. Taigi kendo kardo kelias. Tai kovos metodas, kuriame dalyviai naudoja bambukinius kardus, žinomus shinai pavadinimu. Jie atstovauja tradiciniams japonų kardams. Lietuvoje lankėsi Lenkijos kendo federacijos viceprezidentas Zbigniewas Misekas, kurio pasiteiravome apie šio vizito tikslus. Przyjechałem na zaproszenie Gija Amkoladze, szefa tutaj klubu w Wilnie. Chciałbym, żeby ludzie tutaj za jego inicjatywą, a moją pomocą też nauczyli się takiej pięknej sztuki i cieszyli się z tego, że mogą... Mane į Vilnių pakvietė Lietuvos Aikido Ikikai Rengokai federacijos prezidentas Gija Amkoladze. Aš noriu, kad žmonės išmoktų tokio gražaus kovos meno kaip kendo. Jūs matote, kiek reikia išlieti prakaito ir atiduoti jėgų per kendo treniruotes. Šio meno neįmanoma perduoti žodžiais, jį reikia parodyti. Aš labai noriu, kad šie žmonės išmoktų kendo. Ćwiczymy wspólnie. Kolega nie może przeszkadzać, on ma pomagać, więc chciałbym, żeby tutaj też ludzie nauczyli się tej pięknej sztuki. Kendo fechtavimosi menas minimas jau 7 amžiuje. Jis vystėsi kartu su kardų gamybos ir formos kaita. Karo amžiaus pabaigoje 1573 metais susikūrė dauguma kendo mokyklų. Ramesnėme Edo periode Tokugavos šogun liepė samurajams studijuoti kovos menus taikos palaikymui. Šiuo laikotarpiu kovos menų tikslai pasikeitė. Jiems įtakos turėjo budizmas ir konfucionizmas, pabrėžiantis geros asmenybės ugdymą. Kendo praktikoje naudojama bambuko kardas ir apsauginiai šarvai. Apsauginė apranga susideda iš 4 dalių. Men šalmas, apsaugantis veidą, kaklą, galvos viršų ir šonus. Do primena krūtinės šarvus, apsaugo krūtinės ląstą ir pilvą. Tare – liemens apsauga, kote primena pirštinės, apsaugo plaštakas ir riešus. Kendo pratybos susideda iš įvairių pratimų. Kiekvienas jų skirtas jėgai ir įgūdžiams tobulinti. Pradedantiesiems skirti pasikartojantis įtempti pratimai. Taip išugdomas judėjimas nemąstant. Kendo žaidėjas privalo gebėti atakuoti bet kuriuo metu. Nenutrūkstama praktika siekiama vis daugiau dvasinio supratimo, kurio dėka kendo praktikuojamas gali kontroliuoti bet kokią situaciją. Be sunkių treniruočių mokoma ir etiketo, nes kendo tikslas yra išugdyti tinkamus asmenybės bruožus, pasitikėjimą savimi, drąsumą ir pagarbą kitiems. Šios savybės buvo svarbiausios visiems samurajams. Kendo dvikova vyksta iki 2 iš 3 taškų 2–5 minutės. Jei ne vienas iš varžovų nepelnė taškų arba yra lygiosios, dvikova pratęsiama. Pratęsimo laikas priklauso nuo teisėjo. Taip pat būna komandinių varžybų. Tada nugalėtojas nustatomas pagal bendrą taškų sumą arba pagal nugalėjusių skaičių. Nustatytos 4 smūgiavimo vietos po 1 tašką. Smūgiai į galvą, juosmenį, kūną ir kaklą. Varžovas prie smūgį turi sušaukti kiai. Smūgis turi būti aiškus ir tikslus, atliekamas su pirmoju shinai trečdaliu. Baudos taškai duodami ir už nereikalingą šiurkštumą ar nesportiškumą. Kodėl šiuolaikiniam vyrui gali būti patrauklus kendo? Klausime Lenkijos kendo federacijos wiceprezydento Zbigniewo Miseko. W naszych czasach bardzo szybko żyjemy, natomiast należy się zastanowić nad tym. To filozofię zastanowienia stanowi dla nas wschód i sposób pojmowania rzeczywistości na spokojnie, sposób... Šiais laikais yra labai greita gyvenimo tėkmė, todėl kartais reikia mokėti sustoti. Kendo filosofija padeda žmogui sustoti ir apmąstyti, kokie mes esame nuodėmingi, ar gerbėme mažus ir suaugusius. Kendo dvikovų menas propaguoja pagarbą silpnesniems ir vyresniems ir tai praverčia kasdieniniame gyvenime. Kendo įgijęs tarptautinį pripažinimą. Nėra feodalinės Japonijos kovos menas, bet daugiau sportinė fizinio lavinimo sistema, apimanti Japonijos dvasinės tradicijas ir yra populiari visame pasaulyje.
Dvikovų meną pristato